Ar jauti, kaip greitėja laikas? Norisi mokytis, daugiau bendrauti, judėti, keliauti. Bet tuo pačiu daugėja ir melo, apgaulių, manipulacijų, daugiau chaoso mintyse, idėjose. Atrodo, kad laikas ir visa aplink skuba taip, kad aš pati nebespėju kartu su tuo laiku. Yra daugybė reikalų, neišspręstų užduočių, kyla daugybė planų bei idėjų ir aš suvokiu, kad aš nebespėju. Ar jautiesi taip? Jei taip, pakomentuok. Tai kasgi vyksta? Iš tiesų, gegužės 21 dieną Saulė įžengia į dvynių ženklą, į lengvabūdišką, sakykime, jaunatvišką, tokį pakylėtą ženklą, oro stichijos valdomą ženklą. Ir tai truks iki birželio 21 dienos. Tai dvynius be abejonės sveikinu su gimtimi, su artėjančiu gimtadieniu, kas dar jį sutiksite. Ir dvynius valdanti planeta Merkurijus gegužės 17 dieną, nuo gegužės 17 iki birželio 1 yra savame dvynių ženkle. Taigi mąstymas šiuo metu yra lankstus, polinkis naujovėms, galimas iškalbingumas bendravime, bet būdingas išsiblaškymas, nepastovumas. Ir iki birželio 21 dienos bet kokiu atveju seksis tiems, kurie yra atviri naujovėms, pokyčiams, yra lankstus, smalsus, aktyvūs ir tai yra palankus periodas besimokantiems, užsiimantiems prekybą, logistiką, reklama, spaudos atstovams, informacinių technologijų specialistams bei turizmo sektoriui. Kur slypi pavojus? Pavojus prarasti save informacijos gausoje, perkrauti protą, susipainioti mintyse bei idėjose, perdegti judesyje, darbuose, tuščiuose plepaluose, būti apgautiems lengvabūdiškų pažinčių ar skubotų pažadų bei veiksmų. Sveikatos požiūriu, jautresnė kvėpavimo sistema, galimos alergijos, jautri nervų psichikos sistema ir tikėtini bronchitai, astma, plaučių uždegimai, galimi rankų skausmai, lūžiai, pečių traumos, artrito požymiai. Taigi, būkite atidesni iš tiesų sveikatai, nes dar vienas ypatingas virsmas danguje, būtent šiandien, gegužės 22 dieną, vyksta tiksli Urano ir Saulės jungtis dvynių ženkle. Ši jungtis pradeda naują metinį atsinaujinimo ciklą ir paleidžia 7 metų trukmės Urano dvyniuose programą. Taigi po daugybės metų, sakykime po 84 metų pertraukos, Urano planeta dvyniuose susitinka su Saule ir formuojasi po truputį ta realybė, kurioje gyvensime artimiausius 4 metus. Taigi būtent šį mėnesį, šiomis dienomis, sakykime gegužės pabaigoje, ypač ryškiai galime pajausti, ko tikėtis artimiausius 7 metus. Ir kaip tai gali paliesti ir kaip pasireikšti. Tai geriausiu atveju
Gali gimti daug tokių netikėtų idėjų, įžvalgų, kils noras atnaujinti savo gyvenimą, išvykti į kelionę, pradėti santykius, mokslus, galbūt keisti darbą, veiklą. Galima kažką išgirsti, sužinoti, pamatyti, kas atvers kelius į naują realybę. Tai iš esmės sakyčiau, kaip ir palankus metas, tuo labiau, kad visai neseniai stojo ir jaunatis, ar ne, 16 gegužės. Tai iš tikrųjų palankus periodas yra paanalizuoti savo gimstančias mintis, idėjas ir užsirašyti, tiesiog sąmoningų žvilgsnių peržiūrėti savo svajas bei tikslus. Ir nes visos tos gimstančios mintis, idėjos formuos tą realybę, kurioje gyvensime artimiausius 7 metus. Tai ne tik šį mėnesį, tai ne tik šiuos metus, bet iš tikrųjų visa truks ilgesniam periodui. Ir blogiausiu atveju, ką jūs galite patirti šiuo metu, tai žlunga planai, lydi nuovargis, išsekimas, nerimas, nemiga, jaučiamas ateities nestabilumas. Ir yra labai ryškus tas pojūtis, kad viskas vyksta daug sparčiau, nei spėju prie to prisitaikyti. Tad iki gegužės pabaigos, beje, veikia agresyvus Marso Jautyje. Iki birželio 28 dienos, beje, Marsas bus Jautyje. Ir čia yra silpna jo pozicija, besireiškianti pykčiu, gobšumu, materialumu. Ir agresyvus aspektas dabar formuojasi su Plutonu vandenyje. Tad visiems rekomenduoju būti atidesniems buityje, darbe, keliuose bei santykiuose. Kaip sau padėti? Riboti bendravimą pirmiausia socialiniuose tinkluose, net ir realiame gyvenime, atsiribojant nuo negatyvių žmonių. Atsirinkite informacijos šaltinius. Venkite informacinio triukšmo. Mokykitės nuraminti savo protą, mintis bei emocijas. Ir jeigu iš tiesų šiandien ypač reiškiasi nerimas, nemiga, chaosas, nesuvaldote savęs, vadinasi, iš tikrųjų reikia ramybės nervų psichiniai sistemai. Tai viena svarbiausių rekomendacijų ir tikrai veiksmingiausia būtų bent jau prieš einant miegoti, ar ne, tai vadinasi jau gal ir 6 valandą, ar 7, ar 8, tikrai mažiausiai prieš miegą 2 valandas. Nebenaršykite telefone, nebesisemkite į save jokių naujienų. Ribokite. Taip mokysitės girdėti save ir negyventi kitų žmonių idėjomis, pasiūlymais, gyvenimu, sakykime taip, net ir TV siūloma įtaka. Taip? Tai daugiau orientuokitės iš tiesų į šeimą, namus, vaikus, yra tam palanki Veneros padėtis Vėžio ženkle iki birželio 13 dienos. Taigi mažiau chaoso, daugiau tikrumo, patikrintų idėjų, lengvumo ir nerūpestingumo. Ramios, harmoningos gegužės pabaigos.